šokis. Štai Bijūnas studija, tai yra teatro studija, Bijūnas šokio. Na, šis reportažas apie studentus ir mokytoją, kurie savai pažiūrėjo į agresiją prieš Iraką, agresijos prieš Iraką problemą. Grakščiai, lyg Plešetskaja pasirodo ir pats maestro. Šviesuolis pedagogas neliko nuo šaly ir pasikvietė mus pasisvečiuoti šokių salėje. Labą dieną, mokiniai! Labą dieną, tamsta! Tamsta. Kągi, gerai, kad atėjote ir sąžiningai lankote šokių dėstytojos Raidos pamokas. Jūs vėl vėluojate. Prašau. Pofik, jūs mano studentė dailė. O, naujas studentas, matau. Kas taip? Kas taip? Nieko. Iš kur jūs būsite? Budulis, atsiuntėsi čia mane šitas. Išmok šokt, biški, nu. Išmok šokti, išmokinsim, dar nebuvo tokio studento, kurio dėstytojas Raigus neišmoktų. Darykite padėpą. Padėpasus. Taip padarykite. Darote kaip pirmo, kaip pasaulinio karo invalidas, bet nieko išmoksite. Kam skambina telefonas? Aš negaliu pakęsti, kad per mano pamoką skambintų mobilus telefonas. Tik tam. Dabar šiandien mokinsimės šokį prieš karą, kurį aš pats sukūriau šiąnakt žiūrėdamas televizorių. Šokis prieš karą šokamas tai. Visi žiūrit į mane. Toks šokis. Dabar apie kiekvieną jo detalę atskirai papasakosiu. Na, pirmiausiai, man užėjo į galvą, kai kūriau šokį prieš karą, tas Bušo jaunesniojo niekšiškumas ir suktumas, kada jisai nori pagrobti visą pasaulio naftą. Tai vat dabar Bušo žingsnis. Čia toks modernaus šokio. Mačiau. O dabar parodysiu, kaip prieš visą tai kovoja Sadamas Huseinas kartu su Prancūzija, Vokietija, Rusija, Kinija ir grupės Kemp. Ir štai laisvės žingsnis. Dabar mano šokį aš dar įterpiau tokį akcentą kaip pasaulio nafta. Dabar parodysiu naftą. Va toks nafta. Nu, ir dabar svarbiausia detalė mano šokėje, sakyčiau, etnosas ir pafosas, viso mano šokio apogėjus ir epilogas. Tai taikos šokis, studentai. Štai jisai. Štai ir dirba kantriai pedagogas su jaunimu, mokydamas šokio ir paaiškindamas apie geopolitiką, apie dviejų polių pasaulį, Ameriką kaip pasaulio policininką, kritinio proto pergalę prieš žiniasklaidos nubukintą žmoniją ir paaiškina, kokie yra šaunus prancūzai, jų kalba ir pats Širakas. Su studentais mokytojas paruošė šokį skirtą pasaulio taikai. Pasižiūrėkim.
pedagogo Sraigiaus įnašas į pacifizmo taikos judėjimą. Šokis prieš karą. Susidomėjote? Mokytoją galite rasti internete www.sraigiuks.lt. Pasiieškokite ir te gyvuoja taika. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я.